Labas. Ir vėl su jumis Varėnos ASK, tik šiandien truputėlį kitokioj sudėty. Turim operatorių Justą Navicką ir turim svečiuose Simoną Mikštą. Tai rally fanatikų vienas iš aktyvistų, administratorių, kuris padės mums šiandien darbuose. O ką mes šiandien veiksim? Šiandien važiuojam per visus Ukmergės ralio greičio ruožus, filmuojamės onboardus, daromės GPX failus, vienu žodžiu. Viską ruošiame, žiūrim, ką reikės dar tvarkyti kelius, kur nebereikės tvarkyti kelių. Ir tuo pačiu Simonas mus pakonsultuos, kurgi čia žiūrovam reikėtų pasižiūrėti ralį, iš kurių vietų bus įdomiausia žiūrėti ralį, kur galima atvažiuoti ir taip toliau, nes kas jau kas, bet šitas velnias akį turi surasti įdomiom vietom. Tai va, tai planas toks, pravažiuojam visus greičio ruožus, sufilmuojam onboardus, dar nuvažiuojam į trasą susitvarkyti kelis reikaliukus ir galbūt dar prisikalbinsim Joną, kad atvažiuotų šiandien irgi su mumis, šiandien jisai užsiėmęs truputėlį kitais reikalais, tai negalėjo. Tai va, tai tokia diena, ta laukia mūsų. Gero žiūrėjimo. Bet man atrodo, jinai pasikreipia. Čia jeigu susirašant klaidelę, tai gali šitą kitą nebepataikyti iš tikrųjų. Jeigu per daug bus Jo. Jeigu tenais iššoksi per greitai. Ukmergė yra tuo, kad mums čia tokia biškė pradžia. Tai, bet be lankų, kai dabar pagalvoju, kaip važiavam be lankų, tai nežinau. Ar dabar važiuotume, tai... Žiūrėk, dabar mini rally jau visi šneka, kad puslankiai yra nebepakankama, žinai, tai, bet tas standartas saugumo, man atrodo, jisai vis didėja, vis... Ne, reikės link to eiti, nes, du variantai, aš nežinau, ten irgi tų komentarų daug, ten tokia truputį temą buvau tau užvedęs, tai arba tu greitį mažini visiškai, arba tu palieki tą, bet tada saugumą žiūri. Gerai, manau, čia... koks tavo variantas atrodo sumažinti greitį, bet išlaikant saugumą padaryti, ta prasme, kaip sumažinti greitį rally, nes šitoj, kad saugumas būtų didesnis ir taip. Kažkieno buvo komentaras, kad apie variklių galės. Galbūt suvienodinti ten tų bombų nereikia, ne tokias ten ir bombos, aišku, bet kažką tai tokio paprastesnio, kad tas greitis ne taip greit gal įsibėgėtų, aš nežinau, čia jau techninės galimybės, bet galbūt apie tą variklio galima. Tai vienas momentas, šitą irgi girdėjau, žinai, kokį kontraargumentą girdėjau? Susimes į mašiną į kompą stage 1 ir jisai bus standartas, visa kita, ir iki tol, kol tu į kompą neįlysi arba nepastatysi iniciatyvą testo, tol tu nežinosi, kas pasikeitė. Tai va šitoj vietoj, kur teisybė, žinai. Aš šiaip palaikau irgi tą idėją, kad tai davai suvienodinam, nedarom jokių tenais, kad negalima nieko bombint, turi būti viskas standartas ir taip toliau. Bet vėlgi, kurie dabar jau pasidarė tas mašinas, vėlgi truputį gaila, Jie investavo laiką, galimybės, finansus ir dabar viską reikia vos ne naują mašiną pirkti, kad su ją galėtum važiuoti. Tai, arba kardinaliai perdarinėti. Bet tokiu atveju tada tikriausiai jiem kelias jau yra eiti B lygą, eiti aukštyn, žinai, spyris truputėlį. Nes šiaip man atrodo, kad va čia ir atsirado problema, dabar C lyga tapo tokia biškai labiau B lyga. Ir B lyga dar labiau išnyko toks kaip truputį tas tarpinis, variantas. Nes C lyga tapo jau irgi visai brangi važiuoti. Kai pasižiūrė, kai išlipo ralis iš aikštelių, iš slalomo ir tapo kaip ralis miškuos ir visa kita, tai man toks vaizdas, kad ta C lyga tapo labiau B lyga. Šiaip geras labai komentaras man patiko buvo, kad C lyga vis tiek turi likti pigi. Tai turi būti pigu. Aš irgi įsivaizduoju, kai irgi tai, kad biudžetas, kad pritrauk pamėgintą žmogų. Galbūt jam nepatik, žinai, ir viskas, bet tam pamėginimui, pirmam startui, mažiau reikia negu. Buvo berods Lino Ramoškas ar kieno ten komentaras, kad galbūt pirmą sezoną su pusvankiais leisti, kažkas tai tokio buvo. Galbūt tada, jeigu ten užsikabinė, jau kaip ir privalėtum, bet čia jau daug diskusijas, galbūt tarp pačių dalyvių turėtų būti, ko jie nori, bet aišku tas... Aš taip bet kokiu atveju, jeigu aš pats važiuočiau C lygoj, tiek, kiek matęs gyvenime įvairiausių įvykių per ralius, aš nevažiuočiau su puslankiais. Aš lankus dėčiausi pilną komplektaciją, nes,
Čia tiesiog žaidži su likimu, žiauriai. Čia nežinai, kada bus ir paskui bus labai skaudu ir kaltinsi save, kad tu sėdai tą mašiną su tais pusvankiais, kurie tau. Taip, nes čia dar pirmas dalykas, tai nebūtinai save šitoje vietoje su savo gyvybę žaidži, kai žaidži tuo pačiu ir su šturmano gyvybę. Taip, tai čia... Tai aš tai nežinau, aš nenorėčiau tik tai su puslankiais važiuoti. Jo, nu čia tikrai labai diskutuoti. Nerealiai važiuoti. Ta prasme, aš vat kokiam autokrose, nu aš pusiau sutinku. Nes ten viskas paprasčiau, ten uždara trasa, tu negali išlėkti kažkokius vat medžius į dar kažkur, į kažkokias pralaidas. Tu ten gali numatyti daugiau pavojingų vietų. Man C lyga, nu gerai, autoparkas silpnesnis, visa kita, visada smagu žiūrėti bombinės erkės ir taip toliau, žinai, bet čia irgi smagu jau tapo. Ta prasme, čia jau, kaip kažkas sakė, čia yra normalus ralis. Realiai taip. Iš medijos pusės yra susidomėjimo daug, iš žiūrovų pusės irgi visai jau neblogai, dalyvių susirenka beveik kiek, nu čia žiūri, faina tikrai. Kažkada jau ta buvo pradžia, kai ten Vygė atrodo buvo, ten kaip be lankų turėdavai vos ne vidutinių greičių berods važiuoti, bet nu taip nebuvo tenais. Man patiko komentaras, aš pavyzdžiui, nes labai esu nefanas greičio gesinimo zonų. Nu, va tų tokių dirbtinių kaip mineralį dabar mes turim dėlioti. Nes, nu, čia žiūrint iš įvairiausių perspektyvų. Kaip dalyviui irgi, nežinau, nu gerai, treniruojasi stabdymą tikriausiai, ne? Šitoje vietoje čia esminis dalykas yra pasitreniruos stabdymą, kad tu sustotum iki tenais, nusimažintum greitį, spėtum. Bet žiūrint iš, pavyzdžiui, kelių būklės, tai, nu, tu lygioj vietai pridarai duobių iki negalėjimo, nes ten visi rausia, žinai, visi kasa, jeigu 2 kartus važiuojamas, nu, ten duobės kosminės lieka. Na jo, ta vieta jau... Tai antras dalykas, žiūrovui įdomumo 0 yra greičio gesinimo zonos, aš tai, nu, nežinau, kokia turėtų būti greičio gesinimo zona, kad aš turėčiau ten važiuoti žiūrėti, jos norėtų. Nu... Praeitų metų Lazdijose, taip jau išplanavau, kad važiavom žiūrėti. Ir, nu, yra ir va pas brolį Marių, kai tas video daro, tai, nu, buvo ten vaizdų. Nu, tiesiog ten iš tokios greitos atkarpos atvarai ir ten toksai palaidas buvo žvyras, kad, nu, kol dasykasi iki to biškis stabilesnio grunto, nu, tai ten tų praslydimų, ten tų kabinimų, tai taip. Aš irgi tikrai nemėgėjęs, bet taip ištaikė ir tokia, nu, toks tas šikanas turbūt pakliūva, kad ten veiksmo netrūk. Galbūt kelio knygai pažymėt, kad va, tą vietą labiau atkreiptų dėmesį, jeigu tą kelio knygą tikrai ten, žinai, žiūri, tai va... Ne, šiaip žiūri. Nu, ta prasme, aš nežinau, ar visi žiūri. Ne, tai taip, aš irgi nežinau, bet va, Mindaugo buvo toksai pasiūlymas, galbūt vis tiek organizatoriai žino, greičio ruožai vyksta tose dopose ir panašiai, kur jau kažkada tai buvo. Vis tiek žinai, kur kas kaip. Man žinai, kas patiko, man patiko Visagine, prie miesto, kur buvo... Kur buvom? Jo, kur buvo. Taigi patiko, kad jie ant kelio sužymėjo. Buvo galimybė, nes betoninis kelias, šauktukų, ant medžio šauktukų pripaišė. Nu, tai va, aš galvoju, va dabar mes važiuojam kaip tik į vieną greičio ruožą, kur man viena vieta atrodo pavojinga, žinai, tai aš ir galvoju, kad mes gal ten ant medžių pažymėsim ar kažkaip pažymėsim, kad, nu, atkreiptų dėmesį, susižymėsim. Nes, nu, vieta tokia tikrai mano nuomonė pavojinga. Nes, pavyzdžiui, ir Utenos ralio metu, man atrodo, irgi praeitais metais ir žinau, kad per testus dažnai Arvydas Petkevičius, Zarasuose daro, tai su šauktukais lentelės šone kava, kur kažką tai atkreip dėmesį, kad ta vieta pavojinga. Ar ten kažkokia tai pralaida, ar kelmas. Mes pernai bandėm akmenis sužymėti, nu, didesnį, žinai, ant kelio. Jo, ir Utenoje žymiai raudonai padažo, tai vis tiek. Tik tai sabirna tas, kad, žinai, ten pravažiuoja 15 mašinų ir jau dulkiam apsineša, jau mažiau matosi ten viskas. Žiauriai retai būna, kur užpinti keliai, užsukti keliai, ne tiesiog tiesumos, ne miškuose, o kur nors pievose. Nu, neskaitant Aukštaitijos, tenais labiau į tą pusę, kur tiesiog reljefas va toks, va, žinai, visas. O čia tolyn, kur važiuoja Lietuva, reljefas lyginasi ir visi tie pievų laukai, keliai, jie yra tiesus. Nu, tiesiog, nes nėra tikslo jiem ten vingiuot, žinai. Tai ir viskas gaunasi, kad kraustosi į mišką. Čia yra privažiavimas šonė, jau ką? Jo, tai va, ir čia nestarta, bet va čia. Čia greitai kaip. Ir kaip patogiai čia yra, kur žiūrėti, taip nuo aukščiau stovint. Šokamas ar ne? Nu, svečių klasiai šokamas. Jo, manau.
kiek šlaitų čia tokių, kur neleisk jau rato, nes bus kaip žavai. Jo. Vakar labai taip, ten tokia vietelė, kad... Ten atrodo taip nekaltai. Jo, tokia špilka atrodo, bet tas bortelis, greitis ir žemyn. Ir tas va čia žiūrėčiau. Tai čia, žinok, ir finišas principė. Lygiai taip pat yra tvenkinio pusėje irgi toksai šlaitelis. Taip. Kur, jeigu užleidus ratą, tai irgi taip. Bet kiek žiūrėjau video, tai taip siaurai nieks nevarė, ten plačiau daugiau taip. Bet ten tokia žiūrovams tikrai smagi vieta. Mes tą vietą, kai ieškojom greičio ruožų, važiavom su Jono Subarke. Jis ten Legacy turi tokią. Tai tą vietą mes iš karto sakėm, čia yra vieta, žinai, dėl to, kad su Subarka, kai mes važiavom, žinai, truputėlį aštrumas kitas nesu džipu, tai labai jautėsi tas toks persimetimas, ten yra toks biškai kreivas persimetimas per tos užtvankos ir galvojom, kad ten bus reikalų, bet kažkaip visi gražiai pravažiavo, bet vaizdas vis tiek geras buvo. Jo, ten porą plačiau taip, bet... Jo. Tai su Kalėdo konsultavausi, žinai, kaip prašosi jisai stenogramą visą, tai esminis skirtumas, Paulius yra įpratęs, kad mes rašom, pavyzdžiui, jeigu ilgas posūkis, tai aš sakau, dešinė, 3 ir, pavyzdžiui, jeigu užsisuka stipriau, 4. Ir čia reiškia, kas 3, vis dar tęsiasi vėl 3, vis dar tęsiasi 4 jau, užsisuka. Užustrėjantis. Jo. O ką Aras daro kitaip? Jisai labai įdomi, jisai susirašo plus minus posūkio ilgį. Jisai užsirašo posūkio aštrumą plus posūkio ilgį. Ir jeigu ilgas posūkis, tai užsirašo kiek metrų. Ir jeigu jisai užaštrėja, tai jisai tiesiog pasako, kad užaštrėja, tada jau tenai skaičių pakeičia, ant galo. Tai vat jisai kitaip tą sako, jis per metrais pasako to posūkio ilgį. Ir mes su Pauliui nusprendėm, kad kol kas bent jau mums tai tikrai toks dalykas neveiks, nes mes abudu labai skirtingai suvokiam, kas yra 100 metrų. Tiesiog iš akies, kai sprendi. Mes dėl to tripmeterį pradėjom naudoti iš karto, naudojom, nes supratom, kad mūsų metrai labai skiriasi. Tai geriau tiesiog naudojom tripmeterį, kad kažkur būtų, nebūtų interpretacija. Čia geras šitas. Jo, šitas geras, jis aišku greitas, lengvas, bet prisičiūdint gali. Jo, ir va čia. Ir va šita vieta tada įdomioji. Jo, čia žiūrovom. Smagi vieta, smagu. Dar aštriau atrodo šiemet. Kažkaip, jo. Čia tą siaurą kelią įlendi, bet buvo prieš tai gesinimas. Tai va tuoj prasiversim knygą, pasižiūrėti, ar tikrai nėra, nes man keista. 100. Aha, dar gesinimas. Ir prieš šitą sankryžą yra gesinimas. Finišas ir va, žiūrėk. Prieš pačioj sankryžą. Bet čia bus įdomus variantas. Gerai, tu laimėjai. Aš tiesą pasakius, kai ieškojom greičio ruožo, man šitas žiauriai patiko dėl šitų va čia va būsimų esų. Čia šitie esai buvo per Vygio šitos sprintus, čia esu važiavęs toks jausmas. Okay. Čia geras šitas esas. Jo, tikrai šitas geras, tik žiūrėjimui 0 vietos. Ten nebent pa žmonės. Jo. Ir dar viena vieta yra, čia tuoj vada važiuosim ją, toksai esas su išorė, kuri neatleidžia klaidų. Šiaip čia toksai gerai užpintas visai. Čia yra brasta šone. Čia šiaip atvažiuoti išeina keliukas. Buvo mintis per brastą paleis, bet galvojom, gal pataupo mašinas. Ir čia ta kloji zona. Tas aklas posūkis. Važiuoja, atrodo, kad ten tiesi kelias. Taip. Eis. Bet čia reikia, ir čia man, čia reikia sakyti. Šitą gerulę. Šitą gerulę. Ja, šitą pasiteisins. Iš dešinio nesimato visiškai. Iš kairė toks. Į dešinę ir tada persimeta ir žiauriai nesimato. Jeigu ir bus gesinimas, iškart greitis vis tiek bus.
Nu, žiūrint, kurioje vietoje tiksliai. Ne, gesinimas gerokai anksčiau. Tai... Čia šitą bent jau pernai metais paliko gan greitesnę vietą. Nu ir čia vieta yra, kur irgi neatleidžia klaidų. Ta prasme, jeigu per daug išeisi, tai griovys tavęs laukia. Poliukus matuoju, miruoju, ne, rušiuoju. Va. Čia galima šitą kaip greičio gesinimo panaudoti šitą jau. Naudosim palei greičio ruožą sužymėti, kad vyksta varžybos, kad vyks varžybos ir taip toliau, vien žodžiu, informuoti, kad gyventojus. Taigi ne juoda darbis, kad viską filmuočiau. Ne, tai aišku. Varom jo frūlagi, nieko nebus. Kur čia Algirdai atvažiavom? Žiūrėk, va. Su visų remeliu. Kas čia guli? Nakleika. Žinai bairį? LLE. LLE. Iš karto rašiausi, jeigu apsiversi su džipu, kad bus gerai. Algirdas meninių lyginimų užsiminėjo. Meninis numerių lyginimas, jeigu ką, Varėnos SK gali visada padėti. Visada švelniai pirštais atlyginam. Minkštais pirštukais, darbo nemačiusiais. Klaviatūra maigis šis. Geras meistras įdarbina bet kokį daiktą. Šitą nematyk, kad moka. Nu kam nepapuola? Man ne karto nebuvo papuolę. Ten, matai, prilindė labai daug. Koks vairuotojas čia va tokie ir gyvūnėliai renkasi ant mašinos. Daktarė, laikys? Laikys 100 metų. Dar 4 pušis atlaikys. Va, atsiprašau, jūs į pušį trenkėtės, kas čia buvo? Ne, pušis į mus. Kodėl, kai važiuojam namo, nors ir va dabar dar tik 5:30, bet jau miegi beveik, atrodo. Nes dirbama buvo sunkiai. Bet šiaip nedirbom. Techniškai nedirbom nieko sunkaus. Sėdėjom mašiną ir važiavom. Aš pradėsiu nuo savęs. Nu. Stresas man yra filmuoti. Aš nežinau, kas gausis, aš dėl to stresu. Aš atrodau laukia žiauriai cool, bet viduje aš mažas verkiantis berniukas. Tai šitas, plus tikrai man sunku buvo laikyti kamerą ten visą laiką. Ir plus mes šiandien mėgojom po 5 valandas. Jo, va šitas momentas. Pradėsi dieną nuo 7, dabar jau yra 6. Tai... Aš dar anksčiau truputėlį. Jo, tai va, tai dar anksčiau. Tu vairavai, statėjai skersą, žinoma, uždarytoj teritorijai. Negiai kažkur. Šiandien visai nuveikėm. Šiandien nuveikėm, pravažiavom visus greičio ruožus. 2 kartus techniškai, nes susifilmavom onboardus, dar tuo pačiu susižiūrėjom žiūrovam vietas, kurias būtų galima rekomenduoti. Tai čia šitoje vietoje Simonas labai padėjo, nes jis turėjo savo įžvalgų, tai turėsim tokių vietų ir, kaip sakėm, ralio turistam, kurie nori lengvų privažiavimų, ir ralio ekstremalam, kurie nebijo pasivaikščioti, nebijo užsidaryti greičio ruožuose ir nori pamatyti kažkokių tikrai išskirtinių vietų. Ne populiarių, o išskirtinių vietų. Tai va, tai pasidarėm visą šitą darbą, tada pasidarėm žemėlapį, tuo pačiu susižymėjom, kur reikia dar pasitvarkyti greičio ruožus. Kažkiek žemėlapį, kažkiek galvoj. Tai yra dar ką veikti, paruoštos greičio ruožus. Ką dar darom? Pavalgėm skaniai visai, suskaičiavai visus smaigalius, pagalius. Jo, lygiai 40 važiuoti skalp. Iškasiai drenažą, balai. Tai čia turbūt, tai tu dėl to ir esi pavargęs. Jo, gerai, šitas tikriausiai užmušė, nes ant saulės 25 laipsnių iškast nėra pats smagiausia veikla. Vienu žodžiu, man atrodo, dar į Ukmergę važiuosim daug kartų, nes, čia dabar ateinančiu metu, nes reikia dar kuoliukų sukalt, reikės dar vieną onboardą perfilmuoti tikrai, nes dar tvarkysim trasą, tvarkymas dar bus. Vienu žodžiu, žiauriai daug dar visko laukia, bus ką veikti. Ralis artėja, labai greitai artėja, darbų dar yra, bet lyg ir nėra jokios tragedijos, viską plus minus spėjom. Taip įtemptai, bet spėjom dar. Jo. Ir gerai, kuo daugiau darbų, tuo daugiau serijų išeis. Jo. Tai va, tai ačiū už dėmesį ir iki sekančio.